Gerbiamieji, mėlėjai, gerbiamieji visi susirinkę čia, pedagogai, tėveliai, moksleiviai, abiturientai, mokytojai, mokytojos, visuomeninių organizacijų atstovai, jų vadovai, chorvedžiai su chorais, tėvai, motinos, gimdytojai, anūkai, seneliai, kurie kartu čia su krikšto tėvais ir krikšto motinomis, visi saujoje taip gražiai stovi su tulpėmis, rankose pasikišę po pažastimis, po tuntą tulpių. Smagu matyti, gerbiamieji, kad jūs esate taip šiandien gausiai pabirę ant trinkelių prie mūsų Prano Vaičaičio gimnazijos šiandieną. Aš noriu pasakyti kelis svarbius dalykus šiandien, gerbiamieji. Aš noriu, mėly tėveliai, gerbiami pedagogai, ugdytojai, visi, kurie dirba su švietimu, noriu visoms jums ir visiems jums, mums, jiems pasakyti iš esmės vieną labai tokį svarbų, nepabijokim to žodžio, kaip aš mėgstu juokauti ir nekartą esu girdėjęs tiek ir iš kolegų ir čia, ir tiek ir už uždarų kabinetų durų, galų gale ir varstant ministerijos duris, tačiau vien šią prasme norisi palinkėti vieni kitiems, kad nepaisant to, šiais metais, šiais mokslo metais noriu palinkėti, kad visų pirma, sakykime, niekada, bent jau tiek, kiek esame pajėgus ir bent jau ta apimtimi, kurią, kaip minėjau ir prieš tai, tiesiog stiprybės Prano Vaičaičio vidurinei mokyklai linkiu. Su naujais mokslo metais sveikinimai pedagogams.